Susipažinkite su elektros sąskaitų taupymo mašina. Sveiki, šiandien lankomės pas laimingą klientą Minroną, tai yra medžio apdirbimo įmonė, kuriam įdiegta hibridinė saulės elektrinė. Tai yra saulės elektrinė su elektros sąskaitų taupymo mašina. Ši sistema ne tik leidžia elektros energiją sunaudoti iš karto, bet ir strategiškai ją paskirstyti per dieną. Sistema leidžia įkrauti energijos kaupiklį, kuomet kaina yra žema, o panaudoti sukauptą energiją, kada kaina yra didžiausia. Energijos kaupiklis gali veikti net ir žiemą, užsikraudamas iš tinklo pigiausiamis valandomis, o išsikraudamas brangiausiamis valandomis. Taip, sutaupant iki 1500 € per mėnesį, kitaip tariant, iki pusę elektros kaštų. Šis sprendimas turi atsarginę elektros energijos tiekimo funkciją, kuri leidžia net nenutrūkstamai naudoti elektros energiją net sutrikimo ESO tinkle metu. Kitaip tariant, ši sistema veikia autonomiškai. Nesvarbu, ar toks stiprus vėjas kaip šiandien, ar šaltis ar lietus, kaupiklis veikia stabiliai viso sezono metu. Kaupiklis turi aukštą sandarumo klasę, vėdinimo sistemą, pašildymo sistemą, kurios leidžia dirbti ekstremaliomis oro sąlygomis.